Užduotis itin moderniame, tik šiemet veikti pradėjusiame navigacinėme treniruoklyje reikalavo ypač didelio susikaupimo. 3 komandos nariai, kapitonas, šturmanas ir vairininkas, turėjo locmanų kateriu įplaukti pro Klaipėdos uosto vartus iki žiemos uostų vadinamos įlankos, čia neviršijant greičio tam tikrų atstumų iki plūduro išmesti inkarą. Mes gerai padarėm viską, stengiamės iš visų jėgų, gera komanda ir tikėsimės, kad laimėsim. Nelabai sudėtinga, bet reikia išmanumo turėti, praktikos irgi. Viskas būtų gerai, bet ne ten sustojom ir įdėjau 30 sekundžių. O šiaip būtų buvęs geriausias laikas. Nerealu. Iš tikrųjų, visas vaizdas kaip tikrovė atrodo. Labai. Iš tikrųjų, kai siuboja laivas, tai ir pačiai taip atrodo, kad siuboja viskas, bet iš tikrųjų labai. Sporto salėje konkurso dalyvių laukė dar viena itin jūrinė rungtis. Metlinis tailynas laivui švartuoti. Numesti jį reikia tiksliai, todėl ir metlinio metimo rungtyje būtina buvo tinkamai sudėti virvę ir pataikyti į reikiamą tašką. Kad 20-24. Teorinę užduotį atlikti susirinko visos komandos. Tam, kad sėkmingai ją įveiktų, jaunuoliai turėjo išmanyti tarptautinės signalinės vėliavas, kuriomis gali būti siunčiami pranešimai kitam laivui, bei žinoti pasaulio jūrinių valstybių vėliavas. O laiko pagalvoti beveik nėra. Vienai užduočiai atlikti skiriama vos minutė. Virvės tempimas sena jūrininkų pramoga. Bandant išsiaiškinti, kuri komanda yra fiziškai stipriausia, emocijos šėlo lyg jūra per audrą.
Kol komisija sumavo rezultatus, konkurso dalyviai svarstė, kamgi pasiseks šiemet. Mūsų nemaža komandos dalis jau antrą kartą dalyvauja, bet tai žiūrėsim kaip čia dabar. Įspūdžiai tai aišku čia. Leidžia šitas konkursas susipažinti su šią specialybę tokią, jūreivių, kaip sakant. Geras renginys, bet gerai būtų ir sektis. Rezultatus paaiškėjo, kad sumaniausia ir stipriausia konkurso Jūrų keliais 2011 komanda, iškovojusi pagrindinį prizą bendrovės DFDS Lisko dovanojama kelionė keltu į Švediją, yra Babtų gimnazijos kempiniukai. Mes net buvom atsisakę dalyvauti šitam konkursą, bet mūsų tikino atvažiuoti ir mes tikrai buvom šokę. Tikrai mes esam šokę, tikrai dabar nežinau, emocijų pilna, viskas verda. Beje, ši pergalė dar ne viskas. Konkursas Jūrų keliais šiemet išplaukė į tarptautinius vandenis. Nugalėtojų laukia kova su panašaus 5 metus Latvijos sostinėje vykstančio konkurso Inkaras prizininkais.